Sveiki visi susirinkę į Improcastą, kur 3 protingi vyrai. Taigi, mes šiek tiek prisistatysim. Aš esu Liudas, aš esu programuotojas, aš improvizuoju 7 metai ir čia atėjau jums papasakot, ką nors įdomaus. Aš esu Deividas, aš esu normalus visiškai. Gal kartais netrodo, bet aš esu visiškai standartas. Statistinis lietuvis. Aš kaip ir inžinierius, kaip improvizeris, bet jau greit išeisiu iš darbo ir būsiu vien tik improvizeris. Aš menininkas. Aš nemanau, kad buvo normalių menininkų, bet čia kita tema. O aš tai skaitau save profesionaliu tinginiu. Nebegaliu sakyti, kad esu profesionalus bedarbis, nes jau dabar su darbu esu. Tai esu profesionalus tinginys, nes moku įdarbinti savo tinginystę taip, kad jinai veiktų. Nu pasigirk, tu jau esi TV žvaigždė dabar, nežinoma tokia. Taip. Mane rodė per televiziją jau šiais metais 2 kartus. Rodė per TV3, rodė per LNK ir dar rugsėjai rodys per LRT. Ir pasakyk, kaip vadinasi tos laidos, nes čia taip kietai pasakėjai, bet šiaip nėra taip kieta. Kanale buvo ir vienam ir kitam kanale. Taip, aš ir YouTube esu. Ir YouTube. Ir aš nesvarbu, apie ką tos laidos buvo. Detalizuosi mane. Ja, viena laida buvo apie jausmus, o kita buvo apie meilę. Taip, nu. Parai ir kas dar? Ne, aš dalyvau pažinčių laidoj, kur buvau vienas iš narių, kurie rinkosi. Ne, jis pasakė ne. Aš pasakiau ne, kai man pasakė taip. Tai va, atstumiau žmogų. Mes šiaip improvizuojam, tai aš galiu, jūs nežiūrėsit laidos, bet aš parodysiu, kaip ta laida atrodė. Liudas gali biškį pana pabūti, tai aš mačiau tą laidą, tai Laurinas sėdėjo ir jisai apsimetė visai normaliu ir kietu, jisai sakydavo. Tai man patinka šeima, aš noriu šeimos. Taip girdėjau, kad išsiskyrė su žmona, nes jinai norėjo šeimos. Jo, aš labai kietas, man patinka aktyviai gyventi, aš biškį taip mėgstu ramiai gyventi, aš toks, ieškau darbo ir panašiai. O tai tu neturi darbo? Aš to ir rasiu darbą, nepergyvenkit. Aš nenorėčiau su veltėdžiu susidėti. Nepergyvenk, aš visiškai esu kietas, vidutiniam amžiaus vyras, kuris visiškai standartinį gyvenimą gyvena ir neturi jokių problemų. Nu gerai, sakau taip tau, čia širma nusileidžia. O ne! Ką ne? Ne. Kodėl? Nesakys. Labai koks buvo... 9% atitiko jaučiamas. Labai buvo puikiai ekranizuota visa mano patirtis. Tai vat maždaug... Nei pridėsi, nei atimsi. Taip, labai panašiai ir buvo. Tai va, ten buvo daugiau detalių, gal šiek tiek, bet panašu labai buvo. Jo, tai sutaupėm jums kokią pusvalandį. 20 televizijos. Bet su kietas tu laimėjai prieš Bernus ir paskui prieš Paną laimėjai. Taip, aš išėjau kaip visiškas nugalėtojas vienas. Taip, aš nugalėjau. Gerai. Taigi, tai šiandien turim nestandartinę laidą, nes mes esam čia Impro savaitgalyje. Galima net kamerą apsukti, pažiūrėti. Kiek čia mūsų? Ar sukasi kamera? Kamera mūsų nesisuka. Tai standartiškai tada filmuosim. Paskui gale gal žmonės prabėgs, žinai. Gausit mumis patikėt, kad čia yra žmonių. Kas dar nestandartiško, tai šiandien mes priimam žiūrovų klausimus. Taip. Bet jei netikit, kad čia yra žiūrovų, tai reiškia, mes patys čia prirašėm klausimų. Taip. Ir mes juos atsakysim vis vien, vėliau. Čia va tuščia visiškai. Čia lapeliai. Tušti neprašyti dar. Tai va, tai žiūrovai galės paimti lapelį, užrašyti kažką, mes paskui paskaitysim. Taip. Tai, o jau iškart, rankų miškas paimti, nemeluoju. Liudai, o tik klausimas, ar gali ir komplimentą parašyti. Ką tik nori. Meilės laišką gali net parašyti, jeigu jums tilpsta. Jeigu norit patekti ten į laidas, kur mes iš kad ir galite parašyti. Turiu ryšių dabar viską. Jo, jau Laurinas yra TV guru, žino kaip įsimesti laidas. Įmesim. Tai vat jūs tiesiog galit pakilti karjeros laiptais. O šiandienos tema, nes mes net ir temą turim, tai yra vasara.
kaip netikėta. Tai mes norime pakalbėti apie vasarą. Wow. Visi mėgsta vasarą, net kad kai ir tokia šudina kaip ši, visi vien mėgsta vasarą. Tai ką turit papasakoti apie vasarą? Kaip jūs leisdavot vasarą seniau? Kas įsimintina? Aš tai turėjau tą normalią vaikystę, žinai, kai kieme dar būdavau. Nu, Tai tenais mes žaisdavom. Ką žaisdavot? Beisbolą žaisdavom su teniso kamuoliuku. čia normalu. Nestandartiška labai. Būdavo visko. Būdavo ir kovų, kiemų kovų buvo. Esi vaikystėje mušėsi su kitų kiemų? Su kitų kiemų. Nu, kito kiemo kovoji dalyvavęs. Dažniausiai būdavo per mažas, buvo toks tai šilainių karas vyko, atsimenu vaikystėje, aš dar buvau piplys ir nedalyvavau, reidavo, žinai, šilainiai. Tu per mažas, aš tavęs nemušiu. Aš pagailėsiu tavęs. O aš tavęs negailėsiu. Tu per mažas, aš negaliu atsidaužti atgal. Tu manęs nemuš, aš per mažas. Su peiliu tu mažas. Man reikia susiūt. Aš biškiau autentiškiau parodysiu, žiūrėk, aš parodysiu, kaip tenais labiau būdavo. Iškelintų šilainėsi. O kiek būna? Va Tu tai. per mažas. Šiaip būdavo šilainių numeriai ir jeigu ne tą skaičių, ne tam rajone pasakydavai, tau būdavo... Kaip supras šilainiai? Yra pastatyti šilainiai pirmi, antri, treti pagal kvartalą. Kada buvo pastatyti, kvartalus užbaigė, iki man atrodo 7 eina. Man lygiai tą patį, čia istorija yra bendradėlis pasakas, irgi jisai šilainių buvo ir jisai sakė, kad irgi buvo įsigavimo to 3 šilainiuose ir jeigu tu eini per šilainius ir pasakai, kad tu esi iš kokių 5 šilainių, tu iš karto pizdigauni. Tai tu turi pažinot kiekvieną bičą ir žinot, iš kokius šilainių yra, kad tu pasakytum tam tikrą skaičių, kad jisai... Tai kiek čia bičių reikia pažinoti? Tai visus šilainius. Ir tu eidavai per visą rajoną. Nu jau klausk. Tu iš 5 šilainių. Taip. Galvoju, kad matytas. Labai matytas. Draugiškai. Draugiškai. Tai jo, ir tada turi pažinoti visus, kad negautum tiesiog. Arba tada labai greit bėgti turi mokėti. Arba nieko neit gal. Bet šiaip šitais skaičiais, kai mes šnekam, tiesiog man atėjo mintis, buvo toksai kaimas, man draugas sakė, kad būdavo trik klausimas, žinai, tipo ir prie tavęs prieina bičias, jis sako, iš kur tu esi, ir atsakymas yra ne vieta pasakyti, bet reikia ar pažįsti Antošką. Tai iš kur esi, aš Antošką pažįstu. Jo, tik aš. Nu, tai jos laikais. Čia ta mafijos bosiukai iš to kaimo, Bet ne? smagu būdavo gaudynės gaudom, būdavo... Bėgdavau nuo peilio. Ne taip būdavo baisu. Būdavo vandens karas, sniego karas, dažniausiai kokio pirmo kraujo, žinai. Kino žaidė? Vandens karas būdavo. Iki pirmo kraujo. Jo, nes visi sustodavo, nebūdavo, kad, žinai, žiaurų labai. Nu, tiesiog... Aha. Apie Tai sekundėlę, mes kaip tik esam pasiruošę šiandien vandens karą. Taip. Ai, va, turim, jo. Tau duosiu mažiausią. Tu man didžiausia, gal? Nesąžininkai. Aš tai Nu, noriu gerai. to, bet, nu gerai. Ačiū. Aš jaučiu, kad jis gerai šauna. Tai čia pagal sudėjimą, jisai didelį gavo, aš normalų, o tu gavai... Ilgą kūdą. Kažkokias patyčias. Ne, nieko viskas. Pasdėlė visiškai vidutinis. Vidutinio ilgio. Taigi, Aš nieko šitie nesakyčiau. šautuvai šiaip čia nebereikalo. Jūs jau mūsų klausot 12 minučių. Galite arba išeiti lauk, arba jeigu pastebėjot pas mus, kad mes kokį nors žodį kartojam dažnai, arba šiaip kažkoks žodis kliūva jum ir nenorit jo girdėti, tai dabar išrinksim po vieną žodį ar frazę iš 2-3 žodžių, kurios nebegalės per visą šitą filmavimą sakyti tiek Deividas, tiek Laurinas, tiek aš. Jeigu pasakysim, gausim čirkšlį į veidą. Taip. Tu turi išpumpuoti. Vasara. Kas- Kuriam čia? Kuriam čia? Visiems. Šiaip jis vedėjas, tai gal jam tinka jisai vasarą. Apie vasarą turi šnekėti. Jo. Jo? Liudai vasarą. Vasarą. Gerai, tai aš, kai pasakysiu šitą žodį, taip,
Aš nepasakiau, debilas. Aš tik pavyzdį pradžiu kaip... Ta žodį. Karočiui. Gerai. Biškai iškirptų iki. Parodė savo tikrą veidą. Pasikauščiavau. Kaip piktas tėvas. Liūdai atėjo daugiau žmonių stebėti imto gesto filmavimą. Kokį žodį ne visi žino? Visiems turi pakartoti. Nebūk mergaitė. Nu tai mes turim parodyti, kaip veikia. Vasara. Ir ko tu nusisakė? Gerai, dabar rinksim žodį Davidui. Kokį žodį jis tekai? Kaip? Ir? Čia per daug sudėtinga. Kaip? Jis daug kartų. Ir? Daug kartoja ir? Gerai. Eina, savo. Normalus. Šitas. Normalus, taip, normalus. Gerai. Nu ir Laurinui, kokio žodžio jis negalės naudoti. Kokį normalų žodį? Darbas. Televizija. Televizija, gerai. Jo? Bet čia Nu, jam jo. paprasta labai. Būtų paprasta. Nu šiaip paprastas. Deividai, koks tu esi? Visiškai normalus. Tau Aš kaip vyras pamanė. priimu, aš nesisakioju. Tai dar Laurinui užbėgiam. Kokį žodį? Kitas. Vyras, manau. Gerai, paimkit tau. Bus paprastesnis. Kažkas turi turėti paprastą, žinai. Kažkam turi sektis. Jo, kažkas. Tai gerai, Visi tęsim. atsimenam savo žodžius. Taip. Gerai. Kur daugiau nebeišgirsit? Tai kaip tu, Laurinai, leisdavai savo atostogas 2 mėnesių? Mano atostogas būna dažniausiai tarp mėnesių ir metų. Nes, Kai jau šeima atostogauta jau su visą. bet šiaip vaikystėje tai labai panašiai kaip Dievas pasaka. Žaisdavau irgi beisbolą. Turėjom irgi žaisdavom iš tų tenisų kamuolių, kurie atlaikydavo kokius 2 žaidimus maksimum. Jo, skylą Ir tada skildavo. Tai kaip jūs ten taip baisiai daug žydavot? Tai mes stiprus vaikai buvom. Nu. Ir aš tada, tėvas mano visą laiką raugdavo kopūstus. Ir turėdavo tokią kopūstų trinimo lasdą, su kuria, tai aš tą lasdą buvau pasiėmęs beisbolų naudot. Tai buvo žiauriai sunki, tai tokia buvo didelė. Ir, Tai nebuvo dar tas kotas toksai. jisai buvo toks storas galė, bet, tipo, kaip beisbolui vaikams tikdavo. Bet mes vos pakeldavom jį. Tai toksai būdavo. Tai, bet labai stipriai atsimuždavo tada. Ir vieną kartą tie labiau suaugę vaikai. Gal jau netgi galima sakyti. Ne tie. Netiem. Labiau suaugę vaikai ateina. Ir jie atėmė iš mūsų tą lasdą ir paskui aš radau ją sulaužytą tiesiog. Tai tada nuo tėvo gavau labai daug velnių. O linksmų buvo pas jis kažkokių įvykių? Linksmų. Nu, mes čia kažkaip šnekam, kad atrodo. Pasakai linksmų ir vis vien man toks liūdnas tik ateina. Nu, tai sakyk. Tai aš fulę vis varydavau žaisti, nes visi ten draugai fulę žaisdavo, šiaip fulės nemėgstu, bet tu paveik kažką veikti, pasitvinti. Tai varydavau žaisti fulę ir ten, nežinau, susirinkdavo žmonės po darbų, ten jau suaugę vyrai. Ir pamenu, gynybai ten stoviu ir taip iš visos jėgos man į nykštį pareina kamuolys ir toks stačiu kampu atsilenkia. Sako, tai ką verksi? Ir aš toks, man nykštys atsilenkęs ir skauda. Ką, žinau, taip, aš verksiu. Tai važiavau namo, kokią 20 minučių su dviračiu. Ir tada grįžau namo ir tėtis atlenkė atgal. Tiesiog A, atlenkė. tiesiog ir net nevedėt pas traumatologą tavęs? Nykštys, nagas labiau. Ai. Aš neįvardinau gal. Nu. Ja, nykščio nagas. Tai paskui viet augo. Normaliai, nuaugo ten, nukirpo. Atsimenu, prie Palangos varydavau, man šiaip patinka prie Palangos. Kai vasara. Jo, kečiausia vieta šiaip. Bet prie Palangos, ne pačioj Palangoje. Palangoje praeini pro basankę, pasižiūri, kaip žmonės gyvena. Nu gal normaliai, ten nežinau. Smagu ten labai. Nu, man ten vykdavo vasaros stovykla lengvaatlečių. Ok, čia taip tiks. Pasakinės publika, kad nepaleidžiu. Tai čia publikos tokia užduotis. Gerai. Atleiskit publiką, Tai prasileidžiu. vykdavo stovykla lengvaatlečių. O kokio metų? Basanavičiaus. Ir mes Palangoje ten stovyklaudavom. Ir tiesiog nėra ką veikti.
Ir ten nėra ką veikti, basankė praeini, kiek iš tėvų pinigų ten turi, ten pažaidė kokį nors kašiuką pamėtai, ten tą spaceballą. Ar kaip jis ten vadinasi? Kaip? Mergas. Ne, dar nepatiko to laiku. O tai kiek tau metų buvo? Čia prieš 5 metus buvo. 12, nežinau. Gal čia daugiau. Taip. O nuo kada tau patiko pandas? Bet Palangoje nebūna tokio amžiaus panų. Nu, tipo, atvarai ir ten iki kokias 20-tinės, nelabai ten prižiūrės. Nu, pažiūrėt gali, bet gal liest negali. Nes būtų šiurpu biškai. Ką žinau, tie mažiem vaikam atleidžia gal. Bet jau šavai ne tas mažas vaikas, kur galėtų atleisti. Nu, jau ne tas gal, ne tas. Ne tas. Dabar jau. Bet literaliai, ką veikti Palangoje? Nueiti iki tilto gal ir atgal. Jo, bet kai jau nueini ir atgal, kad toliau veikti. Tai tada eini prie poplų, tipo, ten statai... Let's go to the beach. Iš... Moterų pliažą. Moterų pliažą. O aš tai esu ėjęs per tą nudistų pliažą visą laiką, kai aš einu, tai aš taip žiūriu. Ne dėl to, kad aš... Ne dėl to... Taip? Taip vainu. Aš va taip vainu. Tiesiog va. Nes ne dėl to, kad aš padorus labai, bet dėl to, kad gali kažką pamatyti, kad paskui net matysi. Įmanoma. Būna tokių eksponatų visokių yra. Ne tik gražių eksponatų būna ten. Tai manau... Jaučiu ten specialiai labiau to, kas ir ateina. Kad pažiūrėtų. Taip. Aš tai va, tai į Palangą tai su mačiute važiuodavau, nuveždavosi mane. Ir tada tenais tiesiog... Aš buvau tas mėgstamiausias mačios vaikas, tai tik mane veždavosi, nors dar turiu dar 2 brolius, bet tik mane veždavosi į Palangą. Nu. Įrodymą, kaip Čia. Netaikyti vaiką. Kartais per mažas šitas vaikas. Pažiūrėsim. Tai ką su mačiute veikdavai, Laurinai, papasakok? Tai tiesiog jinai ten vežiodavosi mane po va, tą pačią Basanavičiaus slėją, ten duodavo man su mašinytėm, tam žinai, kur būdavo tos, kur atsėdė, ten tos Rimtai? Jūs tam tiek turtingi buvo? Tai mačiutė visą savo metų santaupą išleisdavo ant to išvažiavimo. Ir mes dviesi važiuodavom. Oi, reik plūkt, reik dirbt. Oi, kad Laurinas galėtų su mašinėlė pavažinėti. Oi, kaip reik dirbt. Negaliu išeiti pensiją dar. Reik darbuoti šitam darbelį. Taip, žiūrėt. Laurinėlį, aš dirbu, kad galėtų vasarą su mašinytė pavažinėti. Su ta brangia mašinytė. Atsargiai, vaikas. Atsaugykit Laurinėlį. Įkaitų neimk. Tai jo, taip ir būdavo, bet paskui baigėsi geri laikai, tai mane nebe vieną veždavo, visus veždavo. Tai močiutė užtvistų ir dirbti. Kad visi pavažinėtų. Bet faina mačiutė turėjo būti. Pavydžiam. Faina, nu tai aš kai mylimiausias buvau, tai man labai faina buvo. Tai ateik, Laurinėlį. O, Laurinėlį, atvažiavom į Palangą. Aš tavo mačiutė. Tu esi labai faina mačiutė. Ačiū mačiutė. Einam ledų. Ateik ledų. O, koksai tu. Mažas. Mačiut, Tu toks. nusik man karkar. Karkar. Labą dieną. Padėna, susipasau nugarą, susivariau, atsiprašau. Jo, tai jums jau nebe tas amžius, kad jūs brolis nešiotis. Ai, kad arkliai. Kad jie tokie arkliai. Jūs Tie jiem vaikai. išmokėt nepasakyti. Aš negaliu. Jie anūkai negali nepasakyti ne. Galima. Anūkai negali. Jau 2000-ieji eina, jau galima. Kas? 2000-ieji metai. Jau į naują amžių perėjom, jau Koks galima. skirtumas? Jūs Kas čia per logika? su laikais naujais eikit į priekį. Kas čia per logika? Kas per logiką? Jūs savo nugarą žiūrėkit. Tai mano nugara ne tavo reikalas. Tai ko iš čia atėjot? Kad man skauda nugarą. Koks Deivido žodis buvo, priminkit? Normaliai. Nežinau, čia skaidė. Skaitus, aišku. Aš taip seksi galiu.
Nu tai va, tai su ta mačiute buvo geri laikai, o šiaip tai jis leisdavau kiemę ir aš ten tokį, gal jau pasakau, man atrodo, čia kažkuriam epizodė, bet aš ten grevybė užaugęs buvau, nes ten visai grevys buvo šalia mano namų ir aš ten grevy tiesiog augau. Nu ten... Dėl to ir stiebėjais aukštyn, pamatytum. Nu, Kad saulė buvo pasiektų miškelis ir ten toks grevys gilus ir aš viską ten tam grevy veikdavom. Tiesiog ten turėjom savo busterkės tokias pasistatyti, ten kur laužus kurendavom, ten buvom ir stalus pasidarę beveik iš molio, ten lendas užsimetė ant viršaus ir tiesiog mes ten leisdom laiką tam grevy. Aš pamenu, pas mus vienais metais keitė vamzdžius aplink namą ir viskas buvo iškasinėta. Ten realiai po tokį mažą siaurą tarpuką namo paveidavai, tai mes ten visur žaisdavom. Pamenu, ten net gaudynės žaisdavom ir kažkada ten jau toks skruzdėlynas įsiveisė. Ir aš ten slėpiuosi ir žiūriu, visas skruzdėlėm apėjęs. Smagu buvo. Taip, ta vaikystė. Nu tai gerai, tai kalbėjome apie vaikystę, o ką dabar vasarom veikėt? Dabar aš. Koks jūsų prioritetas vasarą? Aš žinau, kad žmonės būna susiplanuoja visą vasarą į priekį, visus savailius, ten ką darys tada, jūs taip darot? Ne, čia keisti taip daro. Man tai buvo gal porą kartų taip ir tada vaikas gimė. Ir toks nebeverta planuoti. O ko? Nu, nes tada Tipo, viskas negali nuspėt? kitu ritmu eina. Kokiu? Toks mažiau planuoji. O kokiu kas gali atsitikti? Nu, tas vaikas, pavyzdžiui, gal nenori 3 dienas ten kažkur keliauti. O tai tu jo klausi? Nu, jis net nešneka. Aš bandžiau pakalbėti, nešnekės man. Bet tai gali netyčia cypt visą tą kelią ir tau sugadinti. Tai paklaus, ko atsipi. Nebandžiau, galvoju, nebandžiau. Nu, Skai nebandžiau. aš nežinau. Aš nežinau, kaip žmonės vaikus augina, aš neturiu vaikų. Nu, tai jau. Iš klausimų kokybės matas. Kalbant apie klausimus, ar jau pateikėt savo klausimus? Taip, jau yra klausimų. O, čia daugokai. Tik tai čia, kadangi čia yra vaikų, mes nepadarių galim nesirinkti, jeigu yra nepadarių. Vaikų Yra. yra kūdikis, kuris nieko nesupras, tai galim ir padorius skaityti. Supras. Viskas į smegenis ir paskui tau atsirūks. Taip. Paauglys. Koks pirmas žodis, net nežinai, koks bus. Aš neperskatau. Aš bandžiau. Oho, kas kažkaip taip moka smulkiai rašyti. Dėkui už atliktą darbą. Čia grinai liūdų klausimas, perskaitai, prašau. Čia surėmimas, tabulėti. Čia komplimentas. Dalyvavom čia. Gerai. Čia skaitysi? Šiaip galėčiau dėkui už atliktą darbą impro stovyklos dalyviams. Čia renkamės tobulėti, atrasti tai, kas gyvenime svarbu. Labai gražu. Paulo Coelho kažkoks. Taip. Nu, Gerai. Kokių vasaros meilės romanų esate turėję? ko tu nusisakė? Dar kartą pakartok, negirdėjau. Kokių vasaros meilės romanų esate turėję? Jau išgirdot. Ar žiūrovai ar girdėjo? Kokių vasaros meilės romanų esate turėję? Tu prakaituoji, Liudai. Gerai, užtenka. Saugom mikrofoną. Jo. Ai, dažniausiai būdavo vieno vakaro, žinai. Nueini kokį... Dažniausiai, tai kiek tokių buvo? Ir nepaėjusi, žinai, vieną vakarą ir nepaėjusi. Nu tai klausom, nežinau, klausom. Kažkokia Palajuratė, man atrodo, vardas buvo. Tai susitikome su draugais, vakarojom, vartojom alkoholį skoningai. Ir merginos irgi buvo vartojo alkoholį skoningai. Ir mes tada susitikom, mes kartu vartojom alkoholį. Ir paskui tiesiog galiai išėjo visi savo keliais, nes tiesiog kažkam kartais nepasiseka. Tai kur čia romanas? Jo, kuriam čia vietai. Čia nebuvęs romanas. Tavo galvoje. Teorinis, čia teorinis. Ar tu... Man tais laikais būdavo romanas, nežinau. Aš atrodau dabar toks kietas, bet nežinau, neslėpsiu, man jaunystėje nebuvo, kad man sektųsi ten su moterim labai daug. Man čia jau skaitėsi kaip romaną. Aš pamenu, kai buvau kokių 12, aš laikydavau gerą dieną, jeigu gražią paną pamatai. 12, man net nerūpėjo. Tai čia tas... Nu, gerai, neprilėjau. Nežinau. Salėjai, kur eidavai ir sakai, nerūpėtų. Ne, skuodė, paėniau kokį gražią paną. Ir toks, jau visai gera diena.
Jau vyras vis apie ką pagalvoja. Pasvajot. Gerai, man tai šojo vienintelis vasaros romanas, tai vat buvo būtent Palangoje. Čia buvo kažkokius 3-4 metus. Ir tiesiog, aš neatsimenu, kur aš ją sutikau. Ai, bare kažkokiam. Ir ten mes pradėjom šnekėti ir visai fainai buvo viską ir aš tada palidėjau namoje ir tada ten mes apsikeitėm Facebook'ais ir sako, vat, davai už poros valandų susitinkam ir vat, nu, varysim ten kažkur toliau, žinai. Ir nebesusitiko. Ir jinai tiesiog priėmė mano Facebook'o tą, nu, sutiko su manim draugauti Facebook'e ir tada tiesiog nebetrašė daugiau. Jos vardas buvo Laurina? Ne. Bet esmė tame, kad aš supratau, dėl ko netrašė. Nes aš buvau pasirašęs, kiek man metų yra Facebook'e. O jai buvo 19, o man tuo metu buvo 29 gal. Tai aš taip suvedžiau galus. Čia kažkokį išvedžiojimą. Aš tai jau tikrą romaną Vasaros, kuris maždaug... Nusisukį, liūdai, aš Geras žodis. Labai. Šiaip, Aš jau baigiu jūsų net pamiršti. Šiaip nežinau, žinok. Primykit, vyrai, kokie. Mano tai normalus. O tavo koks sausas iš viso. Šiaip jam reiktų pakeisti, arba turėtumėte teisę šaut bet kada norit. Kodėl? Tu irgi normalus nesakei. Mano taigi vyras buvo. Žodžiu, tai aš turiu tikrą romaną. Tos ilgos atostogų dienų. Žodžiu. Ką tu čia bandai? Kodėl tau taip jokinga, man įdomu? Žodžiu, buvo lyderių stovykla kažkokia. Kas čia per stovyklą? Per ją susipažinau su daug ten panelių, ten buvo labai smagu. Po to daug gražių. Po to gavau vienos kontaktus. Ir mes su ją dar keletą kartų susitikom. Šiaip visai nieko buvo, aš galvoju, čia link kažko veda. Aš ją paskui palydėjau namo ir toks daug blemba, gal reikia pabučiuot. Ir jau mes taip visai apsikabinę. Ir aš taip lenkiuos pabučiuoti ir jinai... Čiut neperlaužo pusiau. Tu turbūt supratai, kad nelabai tau. Jos supratau, kad dar nelaikas, tikriausiai pirmą bučių. Tada kažkiek pabendravom. Ir po biškį vis aiškėjo, kad ir to laiks Bet tai neteis. buvo tas apsikabinę jūs buvot? Jo, Tai jinai leido tau apsikabinti, bet neleido pasibučiuoti. taip, čia jau buvo biškį aukštesnis lygis. O kaip tave apsikabino? Nu, parodyk, kaip tave buvo apsikabinę tiesiog. Nes tu Aš tai atsimeni. ant tavęs, rodė. Ant manęs gal. Nes mes norim įsitikinti, ar tai buvo... Taip buvo. Nu, kokiu šonu. Ar taip buvo? Nu, ne, tu kaip pučiuotum. Ar taip? Parodyk, kaip buvo visiems, nes tai reikia Vat. autentiškumo. Taip, Nu, matai. nu, atrodo kaip apsikabinimas, kur galima bučiuotis. Jei, taip netrodė. Gerai. Einam prie kitą klausimą, atrodo. Aš čia matau, čia man Jo, mes galim nespėti. skirta. Mano žmona net išėjo. Kažkas nori duoti man savo telefono numerį. Laurinai. Aš nežinau, čia gal nereikėjo man skaityti čia. Skaityk viską. Laurinai, mane labai žavė tavo akis, barzda ir ne tik. Gaila, kad čia nebeliko vietos mano mobilio telefono numeriui. Pasirašo Tadas. Šiaip iš kitos pusės buvo, tai aš nežinau, kas čia per atmasas. Įdomu, kas tas ne tik, labai jau toksai gali būti bet kas, ne tik. Aš šitą pasiliksiu savo. Tai, kad turi riešutų. Kaip įrodymą Ja, kad va čia tai buvo. to, kad esi kas. Nu, Vasaros meilės nors. Nu. Gerai. Čia Liudas šiaip labai politiką domisi. Jis galėtų atsakyti politiškai, bet mes vengiam politinių temų, tai atsakysim ne iš Tai politinės vengiam, pusės. kodėl mes vengiam. Nes man nepatinka. Kodėl Lietuvoje taip... Kodėl Lietuvoje taip blogai gyventi? Kas kaltas? vat liūdai, nu. Pats esi kaltas. Jei tau blogai. Čia net ne politiškai, tiesiog realybė. Aš irgi galvoju, kad čia yra būsinas klausimas. Jeigu pasidarai savo gyvenimą, kad tau būtų fainai ir gerai, tai ir Lietuvoje yra gera gyventi.
Taip. Čia, man atrodo, yra kažkur šūkis kažkoks, kad Lietuvoje gyventi gerai. Taip. Kaune. Bet negalima. Nebent žinai, kas... Galima. Kodėl negalima? Aš žinai galvoju, gali būti irgi, pavyzdžiui, vaikas koks liūdnas, nes jisai kokios yra 16 metų ir labai nori vairuoti, bet jis negali vairuoti, žinai. Gali. Gali dabar jau. Gali tos mažiukus mašiniukus. Ta mažyta, kad ta falkytė tokia. Taip. Tokia ten jau įsėdė ant 50 važiuoja. Gerai, turim dar klausimus. Gal yra ir man koks numeris? Liūdai klausimas. Ai, gal tu gali paskaityti. O tavo čia klausimas. Ar normalus vyras vasarą važiuoja į Palangą? Ką? Neišgirdo žmonės. Dabar Jo, Kartu, Laurinai, kartu. Aš pradžią pasakysiu, o tu pavai, gerai? Aiškis. Ar normalus Vyras. Vasara. važiuoja į Palangą? Aš giminių turiu, tai... Čia man tikriausiai buvo klausimas. Visiems. Visiems? O kodėl... Na, nors ne, tu tas normalus. Bet čia, man atrodo, klausimas buvo provokuojantis toksai. Provokuojantis šūvius. Žinai, man atrodo, čia labai protingas buvo žiūrovas, nes jis rašė visus 3. Taip. Jis tai žinojo, kad kai perskaitys kažkas. Aš kažkaip Aš daugiau... šitą jaučionsą. Aš kažkaip daugiau... Jisai evil mastermind toksai Taip. pastovi. Aš kažkaip daugiau tokių tikėjausi klausimų, nu, kur va tokia bus. Taip. Bet Bet jau nespėsime. Aš sakiau, kad važiuoja, jis sakė, kad važiuoja, tu irgi. Ar... Aš kiek kas Aš dabar kartą. aš į Palangą nebevažiuoju, nes man ten per daug žmonių yra. Aš važiuoju, man prie Klaipėdos labiau patinka net tie paplūdimiai. Arba tada jau į Juodkrantę. Nu, ten nėra žmonių tiesiog. O ką tau tie žmonės daro? Erzina. Aš tik pabūt prie jūros atėjau. Aš irgi. Bet kodėl tu turi mane... Tave čia erzina. Mes čia žaidėm. Škarą vandens. Aš labai jakį gavau. Bet dėl to man nepatinka. Aš čia sėdžiu. Kai žmonės... Keistas. Ne, tiesiog jų per daug būna. Ten net nebūna, kur pasidėti savo dėliuko. Nu, kaip paplūdimy, nes ten tiek žmonių masė būna. Nėra tai baisi, kažką meluoji. Nu, aš tokią savo patirtį turėjau. Tai va. Jis jautresnis negu mes. Tai. Gerai, einam prie kitą darbą, net mes čia turim daug, o Jo, jau laiko ne. čia nežinau, ką tai reiškia, bet tavo plaukai K. Gal kas nori Plaukai K? pratesti? Kas tai rašė? Tavo plaukai K. Tai cool. Cool. Ar čia ok? Ar čia Pepe ok? cool. Ar K yra ok? Ok. Nu, tai viskas gerai. Nu, Skaitom. o skaitom. K, okei, ok. Nestumimas jau yra gerai. Labai rimtas klausimas. Kas greitesnis už dramblį? Bet kas juda 30 km/h greičiu kokiu, ne? Žirafa, manau, greitesnė. Bet reiktų mums gal įvardinti tokius, kur žinom. Ką, gyvūnus? Jo. Nes tu žirafas nežinai. Kiek dažnai tu žirafą matai, tipo. Einu į sodą, o, žirafa. Tai Nu, nesusidavėm. aš galvočiau, kad šuo jau yra greitesnis už dramblį. Taip. Aš šiaip sakyčiau. Bet pas dramblį labai dideli žingsniai, tik kai jis bėga, tai jis visai greitai gali bėgti. Bet manau, kad dramblys galimai greitesnis už žmogų. Tikrai. Tikrai? Na va, tai. Jeigu nori. Gerai. Koks nemėgstamiausias buities darbas? Nemėgstamiausias. Man tai visi absoliučiai. Aš tiesiog dirbt nemėgstu. Tu sakytum, mėgsti gaminti. Tai čia ne buities darbas. O tai kas? Šiaip Laurinai tau kažkas numerį užrašė, man atrodo nekels tau, kai tu skambinsi. Tai merėsme, kad neužrašė numerį. neužrašė. Tai aš čia paskui Tai susirinksiu. tikrai nekels. Na tai gerai, Nemėgstamiausias. tau visi, kas tau? Lyginimas, dėl to niekad nelyginu. Aš irgi nemėgstu lyginti, bet šitą išsilyginau. Ir vėl susiglamžė, ir vėl išsilyginau ant kūno. Ir dabar aš šlapis. Taip, aš taip lyginu, paimu bam bam, papurtai bam bam. Ir Aš šiaip apsipirkinėti mėgstu, o visą kitą irgi Čia tau nemėgstu. būtinis darbas? Nu jo. Tai jam ir maisto gavinės yra būtinis darbas. Nes būtinis darbas yra nuo žodžio būtis, man atrodo, kad patalpose atlieki viduj.
Nu, nežinau, čia jau Nu gerai. į savokas linkstam. Kažkaip. Gerai, dar turime klausimų, tai reikia pravaryti, nes laiko dar nedaug liko. Kad mums liko kiek ar ne, kokią 2 minučių. Nu, tai koks jūsų santykis vienas su kitu? Kaip mes santykiaujam? Šiandien Davidas įvardino, kad mes esame something like about a friend. Like a friend, sakiau. Something like about a friend. Nu, beveik kaip draugai, aš sakau. Kaip per tą dainą, šakalaka. Nu, aš jam sakau, biški kvalifikacijos dar vos jau arti to draugo kvalifikacijos, bet biški trūksta, žinai, nes mes Trūksta. nesusitinkam šiaip pagert kavos ar... Nu, vieną kartą buvom su tavim alaus susitikę pagerti. Nu, buvom, tai Vieną mes kartą. tada buvom draugai. tą dieną. O tą dieną, kai nesusitinki, jau nebe draugai pas tave. Nu, bet... Aš manau, kad su draugu susitinki reguliariai bent kartą per mėnesį, sakyčiau, tada tipo draugas. Bet jeigu kartą per metus, tai čia buvęs draugas tikriausiai. Arba pažįstamas. Taip, arba pažįstamas. Tai mes turbūt labiau pažįstame. Geri pažįstami. Geri pažįstami. Tarp draugo ir pažįstamų kažkur. Tai. Pas Davidą yra viskas sustiguota į kiekvieną stalčiuką. Nes kartais reikia atsakyti klausimus, jeigu žmogus paklausia. Tai turi Pavyzdžiui, turim kibrą klausimų. Ir aš tikrai nemeluosiu, čia gyvam metį. Tikrai Nepafantazuos. porą klausimų tik beliko. Tai jo, tai mes... Ai, sorry, atėjo mintis, bet galbūt aš jį įžeidžiau, nes jis galbūt galvoja, kad aš jam draugas, o žinai, pavyzdžiui, aš jam sakau, nes mane pakeitė savo vestuvės. Manęs tai nekvietė, aš tam tikrai nedraugas. Tai tu gal jam Mes pažįstamas. mažiau pažįstami. Daugiau. Tai aš ką aš sakau? Sorry, jeigu skaudau šiandien liūdai tiesiog tave. Nieko, paieškosim dar tų draugų. Kitų. Gerai. Šiaip, nu, varyk toliau. Šiaip Va. labai šiandien lengva, ne? Nereikia net galvoti, ką aš nekėt. Nu, čia šiaip labai geras, man patiko. Visą laiką šitas. tiesiog, bet- Galim taip slaidai. Taip. Ir vis kiti Lapelio. žmonės būna, tai kitokie klausimai, gal, Taip. žinai, kiti rūpės dalykai. Bet, nu, varyk. Kokio klausimo tavęs niekas nepaklausė, bet norėtum pasidalinti? Kodėl toks gražus? Turbūt tikrai niekas nepaklausė. Nu tai pasidalink. Pasidalink savo paslaptim. Kodėl taip galvoji? Kodėl toks gražus? Nu, aš šiaip juokavau, bet aš taip savo patinku. Žinai, žiūri į vedrį ir toks žiūri visai nieko, Davidai. Bent jau iš priekio, žinai. O tai kaip iš galo? Iš naujas. Nežinau, aš iš šono seniau biškai dėl nosies kompleksuodavau, žinai, nes mano nosis tokia, bet kažkaip paskui susigyvenau ir, ai, dabar, žinai, taip. Paimčiau save, žinai, jeigu būčiau pana. Dėl charakterio savybių. Dėl nosies. Vienu žodžiu, aš būčiau pana, eičiau pro šalį ir tai būtų... Kaip liūdai buvo gera diena pamačius graž, tai bet pamatė, tave būtų irgi kažkam gera diena. Tiesiog. Nu. Bet šiaip dažnai būna vyrai daugiau save vertina. Pavyzdžiui, vyras buvo 5, bet galvoja, kad jis 8 ar 10, žinai. Nu, Čia yra normalu visiškai. čia iš 100. Va tai pasileidai. Jau vis. Į tas gražias ausis. Bet čia bendras buvo klausimas. Tai bendras jau. Ką čia manęs nieks neklausė. Aš galiu pasakyti, ko manęs labai dažnai klausia. Kiek laiko barzdą auginu? Arba kodėl aš jį auginu? Bet tu nori, kad arba kodėl aš plikas? Arba sako, kad aš aukštas. Ir čia 3 pagrindiniai klausimai, kurie žmonės klausia. Kodėl tu aukštas, kodėl tu plikas arba kodėl tu su barzda? Taip, čia 3 pagrindiniai, kai su nauju žmogu sutinki, vis tie pagrindiniai 3 klausimai yra. Eik, Laurinai atsakys. Tu! Tai, Kodėl toks aukštas? nes čia oras geresnis. Tu! Su barzda! Na, Kiek ilgai augini? ilgai jau, patik, kokia ilgai užaugo. Kiek ilgai? Apie 10 metų. Tu! Plikas! Tai, Kodėl tu taip šauki įdomi? kad girdėtum iš aukštai, O kodėl tu plikas? nes Achema šalia buvo, kai augau. Kaip prie radioaktyvos, kokia, žinai, toj duobėj slėpėsi nuo radiacijos Laurinas. Panašiai. Jau tik per galvą tai davė. Jisai tik tai galva iš Radiacija.
Tai o ko nepaklausiau, norėčiau, tai ką aš žinau, kad paklausimės, kaip aš jaučiuosi. Kaip jautiesi? Šiuo metu karštam. O viduj, kaip širdelė? Širdelė ganėtinai pilna. Ko? Išsiplėjęs. Dabar meilės, nes paklausė manęs. Kas tau meilė yra? Papasakok apie tą savo meilę. Tai jausmai. Man vad rūpestis yra meilė. Nori apsikabinti? Taip. Nedaug, Iš kur čia šovė? Šio pačios. Tai va, Net nesupratau. o tai liūdai dar nesigalvai. Nežinau kažką apie profesinį gyvenimą, kaip tau darbė sekasi. Nu einam, Liudai, paklausim. Liudai, kaip tau darbė sekasi? Kadangi čia išeis į gyvą eterį, tai gerai. Bet jeigu įsivaizduokime, kad mūsų niekas nemato. Liudai. Aš noriu pakeisti darbą. Tu nori? Bet niekam nesakyk. O kas su dabartiniu negerai? Viskas gerai. Net labai gerai. Ir aš noriu, kad būtų blogai. Va taip. Nori apsikabinti? Tiesiai į kaklą. Gerai, ir liko paskutinis klausimas. Tai ir baigsis mūsų palengvintai. Paliksim vėl galės užduoti. Klausimam jau. Nu, Galėsit gyvą klausimą. Kas prieš tai neturėjot galimybės, galėsit gyvą klausimą užduoti. Tai gyva, net galėsit išeiti į kamerą net. Nu. taip. Kaip jūs patekote į kitą pusę YouTube ekrano? Patekote? Nu čia, tiesiog kaip jūs patekote į kitą pusę ekrano? Čia turbūt kaip mes sugalvojom čia šitą daryti reikalą. Čia šiaip sudėtingas klausimas. Aš Jūs dabar esat kitoj pusėje ekrano, pažiūrė į YouTube. Aš sugalvojau. Tu sugalvojai. Čia mano idėja buvo, kurią paskui Deividas perdavė į savo idėją. Ir tapo improcastas čia. Taip. O Laurinas Aš tiesiog mane pakvietė, aš atėjau. Atsirado tinkamu laiku, tinkamai vietai. sakėm, nereiks dirbti. Čia tik kalbėtai, gal Laurinai patinka. Man patinka pagalbėti ir man, kai nereikia nieko daryti, tai aš džiaugiuosi labai. Ir aš dažnai taip tokios situacijos turiu, man tiesiog pakviečia ateinu ir padarau kažką. Taip. Tai va. Pala, tu Laurinai šiaip daug pašneki, daug patari visiems, ar ne? Tu toks esi guru gyvenimo. Nu, kaip kai išeina, kaip manęs paklausė kas nors. Stengiuosi veltui neduoti patarimų. Jaučiu, nesi dar blogo patarimo davęs. Nu. Kaip čia pasaks? Manau, kad nesi. O, šuo. Blogo patarimo. Tai jeigu patarimas yra, nu, kaip prašytas ir klaustas, tai jisai dažniausiai būna tinkamas ir tinkama vieta. Bet jeigu patarimas yra netinkamas, nu, turiu omeny neprašytas, tai jis dažniausiai būna netinkamas. Aš taip galvoju. Mano tokia filosofija yra. Galim paklausti kažko Laurino? Jisai sudėtingą klausimą reiktų. Tai publikos sudėtinga klausimą, kad nors. Gal... Gyvenimo prasmė. Aš galvoju, čia visiškai mano nuomonė, kad gyvenimo prasmė yra jos neturėjimas. Iš tos pusės, kad jeigu aš neturiu prasmės, tai man tada tiesiog gyvenu dėl savęs, o ne dėl kažkokios prasmės, kurią aš susigalvoju. Ir aš tiesiog galiu daryti, ką aš tik noriu, kai jos nėra, nu, kažkur tolimoj ateityje. Nes jeigu aš kažkokią susigalvojęs esu, tai man, nu, aš kaip ir jos vergas tampu tos prasmės, kurią aš bandau pasiekti. Nepritariu, bet neplėtokim. Tai čia mano nuomonės. Ne. Prasme su tikslu. Nu, čia man taip atrodo. Taip, gal dar turite klausimų, tokių galite ateiti čia, paklausti klausimų. Galite šaukti veidą Laurinai, nes jis dar čirkšlės negavo. Taigi gavau. Jo. Dėl ko galėtumėt numirti? Arba vardant? Vardant ko? Aš galvoju, kad dėl tėvynės galėčiau, bet tada vaikas gimė ir toks, nu ne. Nu ne. Yra svarbesnių dalykų. Geras pasiteisinimas. Toks atrodo, tai aišku, ginčiau tėvynę, dabar nežinau. Gal su kokiu dronu iš toli ten.
Dėl ko? Aš galvoju, dėl lygos galėčiau numirti kažkaip. Vardan ligos. Dėl lygos. Vardan lygos. O tai jeigu, tarkim, sakytų, va, Davidai, tu dabar sakai šitą ligą, ir jeigu mes tave, nu, va, išnagrinėjom, paukojam, ten milijonai žmonių išgydam. Ar mirtum dėl tokios ligos? O kaip tu čia pakvėpėjai? Čia reiktų daug pagalvoti. Tai va, nu dabar, va, Ar greitai. vienas iš tų milijonų žmonių yra mano mama? Galimai taip. Aš noriu mane. Jums liko gyventi 30 sekundžių. O, ne. Ar norit išgelbėti 3 milijonus Tai aš bėgu žmonių, iš čia. arba mes jūs galim išgelbėti? Ką? Arba 3 milijonus gyventojų išgelbėti, arba jūs pats save išgelbėti. Ha, nemiriau. Nemiriau. Čia aš Gudročius atsirado. Tai va, nu, šitą toks turėjai laiko pagalvot. filosofinis. Dabar turėjai laiko pagalvoti minutėlę. Tai pasakyk, kaip Tuščia galva buvo, skaičiau sekundės. Bet taip ir gyvenime būtų tau pasakyti, numirsi už minutės, tu galvoji ten protingai išnekėtum, tu galvotum, ne. Tiesiog skaičiuotum laiką ir viskas. Taip, Taip, nu gal. taip, taip. Manau, gal paukočia, jeigu ten daug išgelbėjai, žinai, jeigu pats miršti ir panašiai. Bet skausmingai miršti. Nu, ten vieta. Žiūrėk, pas tave visą auga sąlygą, žinai, tu apsispręs. Ar aš ramiai, ar kaip, man reikia viso. Ne, skausmingai. Skausmingai. Aš nenorėčiau skausmingai mirti. Taip. Aš norėčiau taip, pup, tai nebėra. Aš bijau nuskęs labai. Tai nesimaudai jaučiu, ne? Aš net neplaukiu toli. Aš irgi neplaukiu toli. Man atrodo baisiausia, jeigu laivas skęsta ir tu laivesi ir laivas nuskęsta ir tada tenais pakės. Šiaip baisiausia, kai laivas dega. Nes tu neturi kur dėti. Bet jis negali vandenį degti, nelogiška. Tiek vandens, kaip... Tu supranti, tu neturi kaip gesinti jo, nes, nu, tipo, aplinkui... Kaip nesurus vanduo? Nu, tai kaip tu tą vandenį semsi? Surus vanduo nesigėsi. Tai paimi žarną kažkaip. Ir Bet nepatai. Kibirais. Come on. Nėra vandenį. Nu, tipo, baisiausias dalykas, kas to gali atsitikti, tai neskęs, nes tu, jeigu skęsi, tai tu gali kontroliuoti kažkiek tą, bet jeigu užsidega laivas, tai viskas, tu degi, gali bandyti gesinti, bet sudega. Bet taip laivas skęsti, net netu skęsti dar. Nu, Nu. nu. Tai gali daiktas. Nu, gali šok, gali daiktas susirasti. Bet tu, jeigu, žodžiu, nesuprantu, ne? Gelbėjimo valtį visą. Ne? Nu. Vienu žodžiu, Laurinai. Čia belenkiek išeičių. Tai jo, va. Nu. Gerai, kaip šitą vasarą jums beje pasakė, kiek jūs vyrukai. Labai šiaip gerai. Daug pakeliavau, daug atostogų turėjau, Pavardink susitokiau. Keliavau į Lenkiją, keliavau į... Į santoką. Lenkijai, Santo. Ką pavardinti? Ką, kad sakai labai daug. Nu taip, Tai turi ką į vardinti? Baltijos šalis, va čia pakeliavau. Lenkijai skaičiai. Nu, Latvija, Estija. taip, Suomija. taip. Švedija. Ne? Suomijai? Jo. O. Labai čia taip kukliai vardinam, bet matau. Kukliai tai drąsiau įvardinkit. Gera vasara šiaip. Tu gali oriai įvardinti savo. Nu. Fuck. Ko tu nusisakė? Man nepatinka vanduo į veidą. Čia, man atrodo, net tavo žmona pasakė. Ačiū. Pridavė tave, man atrodo. Gerai. Jau užmigę buvot. Nu. Kaip tavo vasara šitą? Mano, turbūt vasara nuo vaikystės, tokia, kur aš tiek daug laiko praleidau lauke. Aš pastojant saulės, man taip nebūna, aš šiaip dažniausiai... Neatrodo dar. Tai aš labai greit nusiplaunu, aš įdegu ir nusiplaunu iš karto. Nu, tipo, naina tas. Ne taip veikia, bet teiskim. Man taip veikia. Nes ten purvas gali būti, jeigu nusiplauni. Taip, saulės purvas. Saulės purvo vonios. Taip, tai va, tai aš dabar labai daug laiko praleidžiu lauke, nes visokie renginiai būna lauke. Tai ir šiaip, nu dabar, nu, tipo, bent lyja veiks laiką, tai kur čia ta saulė kartą į savaitę būna jos. Tai, bet va, lauke praleidau turbūt daugiausiai šią vasarą nuo turbūt kokių 12 metų, jeigu ne dar vėliau. Tai pagaliau išgirdai mamos šauksmą. Išeik į lauką. Tai, kad nereikėdavo seniau sakyti, kad išeik į lauką ir parvaryti turėdavo namo.
Nu, bet paskui buvo tas laikas, kai jau tiesiog prie kompo atsėdau ir tada jau sunku buvo jo išvažiuoti. Rėkdavo per langą, tipo lauginai grįžti namo. Jo, 4 aukšte gyvendavo ir rėkdavo. Šitas geras, mano mama iš 8 rėkdavo, sakyt, pareik pavalgyti. Iš 8? O girdėdavos iš 8? Nu, aš arti būdavau dažnai, tai... Nu, o aš tokius... Jau girdė, kad mama veikia. Aš po langais tam grevy buvau. Davidai! Mama! Paeik arčiau, kad girdėtų mane geriau. Numesk megztinį. Paeik arčiau. Mama, numesk megztinį. Deividukai, Ką? ateik arčiau. Ką? Namo pizding. Taip, mama, ko tu keiki? Mano mama kiti negirdi. nesikeikdavo. Mano mama nesikeikdavo. Gamtai nesikeikia. O tavo keikdavas? Mano irgi ne. Ką? Netrodo šiaip, aš tau pasakė. Aš nežinau, iš kur išmokau keiktis. Tai labai... Kas? Nu reikėtas, bet kiemė. Dėl to. Taigi, Liuda net sudrausmino mama, kad jis keikėsi per eterį būtent. Jo. Jo. Žiūrėjo, ar ne, ir sudrausmino? Nu. Aš kažkada išgyvendinsiu. Čia kaip mes traukyti. Ką, mama, kiek nori? Smagu. Pergyvens tiesiog mama. Nu. Jo, kažką norėjau sakyti. Sakyk, dar turim keletą minučių jau link finišo, bet... Finišo tiesioji. Tai Eisim va- valgyti visi skaniai. Taip. Šiaip sakau, šitą vasarą buvo daug laukia ir aš pajaučiu, kad visai man patinka tam laukia būti. Taip. Laukinukų buvo. Nu, atėjo dažnai, aš laukia, kai ilga pūnu, tai jau toks purvinas jaučiuosi nuo tos saulės. Nu, taip, Ne nuo saulė. nuo ko? Nuo dulkių, kad Nuo prie kelio prakaito esi gal. tikriausiai. Taip, nuo griovio. Nuo griovio, nuo Nu, dulkių. geriau. Tai, nu, va, tai toksai. Bet šiaip gerai ir mano vasara. Taip. Ir va, jinai dar nesibaigia, tai visai turėtų dar būti nuotykių. Tų vasaros romanų. Kiek per vasarą romanų tai Laurinai? Kad čia tave turbūt ne vieną neturėjau. O, ne, kaip čia tai man nepasisekė. Tiek daug laukia, jokių romanų. Tai turbūt, kad net to, ko reikia užsiemu už tam laukia. Dar gal mergaitės nepatinka. Jokauju. Kaip čia? Labai rimtai kažkaip priėmė. Kažkaip. Bet turim tai, Laurinai taip rimtai priėmė, lyg tik teisybė jisai sakė. Tai kaip sako, už teisybę pyksta. Ne? Na, iš kur žinai? Mes sakėme, tom temom nebešnekėsim, kad mus net cancelintų. Taip. Ai, dar aš papasakosiu, kaip mano vasaros Taip, sekas. Tai aš darželį auginu, kompų žaidžiu, improvizuoju. Ką augini šiais metais? Šiais metais žirnis auginu, šiaip žirniai labai gerai eina, tada auginu Šiaip po pomidorus. turgų jie brangiai eina kažkaip. Bet šiaip belenkiek jie į viršų auga, žinai, daug vietos nereikia ir belenkiek priauga krūmas visas. Tada šilaugės auga pas mane, svogūnų laiškai auga, špinatai auga ir šiaip salotos auga. Nedaug, bet užtenka, kad nereiktų pirkti parduotuviai. Aš šiaip toks visai ūkininkas. Aš šiaip kaime gyvenu, jeigu ne. O nežinau. turi jau ūkio paskirties žemės. Tai, nu, pas mane kiemelis yra, tai aš turbūt tiesiog būtų... Nes mokesčius galėtų mažesnis mokėti. O, koks protingas. Aš tai planuoju pirkti žemės biškai ūkio paskirties, kad susioptimizuot mokesčius. Bet tai tu turėsi kažkur gyventi vienkiemį, ne? Ne, tai tiesiog reikia turėti žemės. O čia legalu, čia ką tik nebus tau kaip... Nežinau. Nežinau, aš pamiršiu. Ir bus viskas gerai. Nu. Visas varkas pamiršiu ir bus gerai tada. Gerai, tai čia gal pabaigai kažką apibendrinti reikia, ne? Nes jau čia taip... Tai pasakom po paskutinį žodį. Vasara. Aš tai visiškai normalus, kaip ir visą laidą matė. Man jau nebešaudami. O aš tai turbūt tikras vyras, ne? Tikras vyras. Ačiū, kad žiūrėjot. Mėly žiūrovai.